Sveiki. Pratęsim apžvalgą su eHero. Nes neparodžiau, kaip Snagora dirba. Ir su angliniu plienu pagalvojau, nes turiu tokią brėtuvą. Jie suki plienuose, konkrečiai markės nerašo, bet, anglinis be abejo, bet kokią markę nežinau. Niekada nerašo japonai, nerašydavau bent jau. Ten pagal astą tiesiog manęs netenkina rezultatas, tai imsim 10 000 pradėsim. Nagora, kuri komplekte yra. Pabandžiau nusiskust su praeitą kartą, kur pabaigiau. Su eHero 20 000 Friodur, vokiška, man netinka vis tiek, nes netiko, bet kokiu atveju nerandu aš tokią būdą pagal astą, bent jau vokišką nerūdėjančią plieną, kad man skustų gerai, tai nėra. Pas jūs populiarios brėtuvos labai, bet man jūs matyt netenka tiesiog viskas, aš negaliu padaryti tai, kad mane tenkintų, tai žodžiu, nebent kils kažkokių naujų idėjų, bet kol kas tai aš jas dedu į šoną. Paliksiu, atsisakysiu idėjų, su jom ten kažką daryti. Be abejo, anglinis plienas gausis geriausiai, kiek nebejoju. Ką ir pademonstruosim. Dirba kaip dar, turi dirbti. Po mikroskopu nenešiu, nes nėra prasmės, po mikroskopu tai vaizdas bus toks pat. Kaip ir su nerūdėjančiu plienu, taip kad prasmės nematau. Švaraus galima. Nors ne paskutinis akmuo, tai aišku, nebūtina. Teršėsi kažkiek vis dėlto 10 000 palyginus su tos pačios serijos kitais yra toks labiausiai besiteršiantis. Pats geriausias gaminys iš tos serijos. Nors, aišku, neblogas kaip yra. Tai koks Manila lygis, lygis aukščiausias. Ir pažiūrėsim, kaip komplekte yra tas valymo akmuo Dual Cleaner. Kame tas Dual, kuo čia dvigubas, aš taip ir nesupratau, bet tiek to, tai gal būna Dual. Gražus, švaru. Dedam į šoną ir imam 15 000. Brėtuvą, aišku, pagėdautume nuplaut nuo praeitų abrazyvų. Pažiūrim, ar nėra aštrių kampų. Nėra, aišku, ir atsiras 10 000 dirbant. Ir neturi būti. Kaip matom, dirba šiek tiek. Taip ir turi būti, nes 15 000 tai yra. Čia 0,3 mikronų panašiai. Daugiau, 0,7 maždaug. 6.
užvaltą. Tai pakovoti su užvaltą įvairiais judesiais. Aišku, neužbaigimo akmuo. Mes darysime 20 000, tai pernelyg stengtis nereikia. Tai mes... Tai nebent norim pažiūrėti, kaip mes norim, kaip skus po jų iškart po akmens. Kabinam noriai, gana švelniai. Galima eiti, aišku, ant diržų. Nuvalysim ir tą komplektą būtent 15-20 tūkstančių eina tas 400, kaip matom, dėtas. Ir nieko jam nenutiks tam akmenį, tiesiog nuvalau, nes jis tiesiog padarytas taip, kad iš jo abrazyvas nebyrė, tai tam skirti. Kažkiek paviršius tampa švirkštesnis, bet tai yra rišiklis, tik tai abrazyvas lieka toks, koks buvo, taip kad žmonės supranta, ką daro, taip gali. Jeigu jo idėja, galite ir naudoti, nesivaržyti. 20 000, tai matom viskai nešvarus nuo praeitą kartą. Mes jį nuvalysim gal iš karto. Kad pademonstruotumėm, kad nieko nenutinka, baisiausia nesutus. Nes gali kai kam kilt minčių, kad su 400, kaip 20 000, tai košmaras, abrazyvinė higiena. Nu ir kažkiek akmuo įsilygina. Nelygumą, jeigu buvo kokį. Galima po vandens srovė iš karto viską daryti, kad matytumėm, ką nuvalėm, ko nenuvalėm. Žinau, to blizgėsi nelabai matysis, nes fokusas nelabai nori fokusuotis ant blizgančių daiktų, tai yra blogai problema su kameru. Nelabai aišku galiu parodyti. Kaip matom, kaip 400 jis nepradėjo dirbti, dėl to, kad jį nuvalėm su 400 grūdėtumu, jis vis tiek dirba taip kaip ir turi dirbti. Teršysi man kažkaip praeitą kartą atrodo mažiau, kiek pamenu, ne? Dabar kažkaip jį labiau noriai ir teršysi, tai matyt nuo plieno priklauso. Na dabar jau rimčiau su užvarta padirbėsim, kad nebūtų. Galima taip.
Pabandysim dar kartą, nes mane rankomis dėl tų dirbti, nes pasiterčia paviršius ir po vandeniu šiltu. Nuplauname švarumus ir tepa paviršių. Spaudimas mažėja, dėl to, kad kampu laikom dar labiau mažėja, tai žodžiu, taip siekiam maksimumo. Manyčiau, pakaks. Jo. Nuplaunam, nuvalom drėgmę. Žiūrim, kas gavosi. Tada nuvalom. Nieko nematysit, aišku, blizga. Nu, be abejo, viskas gerai. Kabino noriai plaukus. Skuta. Einam ant odos. Grįžtam su plauku. Ir žiūrim, kas gausis. Gana agresyviai, bet pjauna lengvai. Bandysim skustis. Tiek šį kartą. Dėkui už dėmesį. Iki.